Sveiki visi. Na kągi, turim dirbtuvėse dar vieną gyventoją, dar vienos staklytės. Kaip atsimenat, šitos yra jau atrestauruotos. Na, ten keletas smulkmenų liko padaryti, bet jau jos dirbančios, tik laukiam dar dažnių keitiklio. Čia jėgainės generatorius, jau nudažytas, surinktas, paruoštas dėti į jėgainę. Na, o čia gavosi taip, kad žmogus pasiūlė staklytės ir būtų buvę griekas, kaip sakant, jų nepirkti ir nevažiuoti parsivežti namo. Staklės yra tiesiai iš mokyklos, tikrai mažai dirbusios, jokių klibėjimų absoliučiai nėra. Netgi čia nėra jokio dar laisvumo, kai būna ten po kelias sotines. Žodžiu, dėžė, viskas veikia. Dantračiai kaip nauji. Smulkmenos tokios, nėra vienos rankenėlės čia. Nėra čia galiuko. Nėra čia. Ir nėra čia. Na, dar čia. Ir dar čia, kuris suspaudžia arkliuką. Na, bet čia yra tikrai smulkmenos, tas rankenėlės išsitekinsim ant šitų staklyčių ir viską sudėsim. Žodžiu, staklės tikrai mažai dirbusios. Aišku, išvaizda, kaip matote, irgi, na, nėra ko norėti. Manau, metai, na, nerašo metų, staklės TB4, čia yra TV3, tos yra dar ankstesnės ir senesnės, šitos bus apie, nežinau, bijau pameluoti, 70, gal 70 kažkelintų metų. Aišku, viskas buvo turbūt nusitrynė, uždažyta, bet viskas aišku, kaip čia kas yra. Čia kaip visą laiką reversas, į kairę į dešinę sukasi, čia yra greičiai. Čia yra greičiai srėgimo ir padavimo vaikščioti. O čia paprasčiausias jungėjas, išjungėjas arba sraigtas, arba velenas. Tai čia tą rankenėlę irgi padarysim paprastą, kokią metalinę uždėsim, kad būtų patogiau dar. Patronas, kaip sakant, viskas tvarkoj, kumštelė irgi liktais nieko. Čia dar netgi pasilikė, na, čia tas nusijims, čia yra veržės iš anos pusės. Kiek suprantu, lempą statydavos ant šito ir plus dar gal net ne lempą, o kažkokia gal frezos galva, nes dar davė čia nuo frezos kažkokių dalių irgi mokyklinis, tai vat nežinau čia, kas matot, gal tą video, gal kažkam reikės čia visokie dantračiai, čia sakė viskas yra nuo frezos. Čia dangtelis kažkoks irgi su perregintojais, čia turbūt frezos greičiai buvo. Žodžiu, gal kažkam kažko iš tokių dalykų iš dantračių reikia. Na, čia tai nuo staklių. Bet kažkas, jeigu matot, kažko gal reikia. Nes tokių dantračių, kiek žinau, yra sunku gauti, o pagaminti jie kainuoja tikrai nepigiai. Tai gal kažkas turi mokyklinės ir nori atsarginių dantračių, tai sutarsim kažką nebrangiai. O staklės vien dėl to pirkau, kad kainavo metalo kaina. Tai kaip čia galima nepirkti tokių dalykų. Ką jos kainavo, tai realiai nueiti apsipirkti Maximą gerą maišą prekių.
viskas. Žodžiu, šitas kainavo dvigubai pigiau negu šitas. Na, bet nesmė. Žodžiu, irgi viską ardysim. Viską imsim lauko, nors čia ir, kaip sakant, jos buvo daug kas nuimta, dabar tik tai šiaip staigiai sumečiau, čia niekas nepriveršta, niekas. Imsim lauk, plausim, šveisim, dažysim. Dar tuos staklės tiesa be variklio, na, bet variklį įdėsim truputėlį galingesnį. Žinau, kad tikras variklis originalas kažkas 1 kW, mes į šitą dėsim apie 1,5, apie 2 kW tokį variklį, nes vis tiek jungsim per dažnių keitiklį, tai darysim 220 ir automatiškai sumažės gale kažkiek tai procentų, perdarius į 220, tai dėsim biškį galingesnį variklį. Vat, norėjau pasidalinti tokiu nauju garažo gyventoju ir pasiliksim šitas staklytes irgi savo, nes jos tikrai yra geresnės ir tikslesnės negu šitos bus. Tai šitas daugiau paliksim, sakykim, kažkokių smulkių visai darbų, kaip, sakykim, ten, nu, labai mažų patekinimų ar tiesiog vamzdžio, kai nupjauni vamzdį su bošeliu įsidėti, nutorcuot, kad būtų lygiai, rotorius va, apklijuotus magnetais, sakykime, va tokius va, apšpakliuoji ir po to reikia juos apšlifuoti. Tai va, ant šitų staklių bus daromi tokie dalykai, o ant šitų darysim biškį tikslesnius darbus ir čia 1,5 cm vietos daugiau iki nukreipiančiųjų nuo patrono, tai biškį vietos daugiau. Ten telpa 18 cm, sakykim, skersmens, čia telpa 20 cm. Tai čia galima ir didesnius jau dalykus su jom daryti. Aišku, daug kas sako, čia šūdas, nestaklės, na, bet tikrai žmonės dirba su jom, jeigu normaliai jas atstyguoji, tikrai galima savo reikmėm pilnumoje užtenka tokių staklių. Kągi, toks video trumpas, norėjau pasidalinti, naujas pirkinys, pigus pirkinys ir bus atrestauruot, padarysim kaip šitas staklytas, gražias, naujas. Viskas bus perinkta, sutepta, nauji tepalai ir taip toliau, užtekintis rankenėlės ir viskas bus padaryta. Na, čia aišku bus tolimesni darbai kol kas, o dabar darom jėgainę, baiginėjom surinkti, liko nedaug. Čia guli antra, taigi darbuojamės toliau. Kągi, visiems gero vakaro ir geros ateinančios savaitės.